bažnyčia apskritai ne tik yra sakrali erdvė, ne tik yra ypatinga erdvė dvasinių požiūrių, ne tik Dievo namai, bet ir labai iš tokios techninės pusės kalbant, tai yra nuostabi akustinė erdvė. Tai tikrai yra nuostabus akustinis laukas, kada visi orkestro instrumentai, tiek ir dainininkų balsai gali skambėti natūralioje akustikoje be jokio įgarsinimo. Mes turėsime net 100 atlikėjų, tai yra didelis choras, simfoninis orkestras, 2 solistės ir tai taip pat yra tam tikra premjera, nes pirmą kartą šioje oratorijoje skambės būtent versija simfoniniam orkestrui. Tai yra labai įdomu, kaip leisti architektūrai, kaip leisti pačiai bažnyčiai tapti ne tik fizinė vieta, kur susirenkam, bet ir dalyvių arba pasakotojų, kuris skambės, skleis tam tikrą atmosferą, skleis tam tikrą nuotaiką. Kūrinys parašytas pagal sesers Faustinos dienoraštį ir būtent visas tekstas jos iš jos dienoraščių, iš jos vizijų yra būtent viešpaties gailestingumo šlovinimas. Šį nuostabų tekstą kompozitorius Algirdas Martinaitis iš tikrųjų labai nuostabiai atskleidžia visomis muzikos instrumentų paletėmis. Kaip po premjera šio kūrinio apskritai vyko prieš gerus 15 metų Vilniuje ir šį kartą tam tikra atnaujinta versija ir premjera būtent vyksta Panevėžyje ir žinoma yra ir milžiniška proga, tai yra vyskupystės 100-metis. Manyčiau, kad tokių projektų mažai ne tik Panevėžyje, bet apskritai Lietuvoje. Dėl to kviečiu visų pirmiausia panevėžiečius, kuriems brangi ši vieta, kuriems brangus tikėjimas, kuriems brangi aukštos meninės vertės kultūra. Šiuo atveju mes kalbame apie muzikos kūrinį praturtintą kitokiom patirtim. Tai tikintieji ir muziką mylintys žmonės. Esate labai laukiami.